Sugrįžome praeitais metais, po praeitų metų sugrįžome, peržiūros, man atrodo, džiuginančias yra, jeigu Reelsai dar būtų sukelti, dar būtų skrieję į dangaus reitingai buvę. Bet mes esame, ką? Mes esame ne YouTube rykliai, čia ne ryklių akvariumus, mes esame paprasti ešeriukai iš Žemaitijos YouTube prūdo. Aš neturiu tokių svajonių, kaip, pavyzdžiui, Samoška, kuris jau surinko 200 000 subscriberių. Aš turiu tik vieną paprastą svajonę surinkti bent 100 000 subscriberių. Trūksta visai nebedaug, beveik 40 000 tik tai. Katiną gavau dovanų, atnešė kažkas žmonės gerieji, kurie sakė, žiūri Vieto šou visada. Atnešė į Mantaus Stonkaus pasirodymą 1000-mečio vaikas. Buvau nuėjęs pasiklausyti, visai nieko, šiaip visai nieko. Nėra ten apie antrą galą juokauja, kas man patiko. Daugiasluoksnė tokia komedija, bet kaip ir viską kopijuoja nuo rusų, pasakytų mano dėdė. Vietų šou prasideda dabar. Eikime, pažiūrėkime, kokių naujienų prigužė, o naujienėlių yra, oho. Trumpas vos sugebėjo savo žmoną pabučiuoti per skrybę. Net nesugebėjo, bet užtat sugebės Panamą nukariauti, šitą tai sugebės. Na, čiorpa perėjo. Aktualijas. Vėl jisai. Kodėl visą laiką mes turime pradėti nuo žmogaus, kurio tikslas yra suskaldyti Lietuvą? Tradicijos. Skaldome žiūrovą iš karto. Žemaitaičio partija paliekanti Širinskį, bet dar nepalieka, bet vis tiek tarp durį dar šneka. Matai, atsistojęs prie laiptinis duris koridoriaus, bet aš tikrai išeisiu. Remigijau, žinok, aš tikrai išeisiu. Tai viskas pisknap, jis susirink savo visas man. Gerai, tu man tai pasakė, Remigijau, žinok, aš dabar jau tikrai nebeturiu kito kelio, tiesiog išeiti. Jinai sako, su teistų žmonių aplinka nenorėčiau tapatintis. Aš tau tada pasakyčiau, Agne, sveikinu, kad išėjai iš partijos. Jeigu nenori tapatinti su teistų žmonių aplinka, tai siūlyčiau neiti į TikToką Lietuvos. Gegužės 9 dieną minintis finansų viceministras į 2 stovyklas jau dalyja ir pačius socialdemokratus. Stovyklos tai labai paprastas. Ar tu šventi gegužės 8 antrojo pasaulinio karo pabaigą, kaip visi normalūs žmonės, ar šventi gegužės 9 kaip visi Kolorado vabalai. Manau, kad Lietuvos ministras bus pasirinkęs švęsti gegužės 9, o geriausiai švenčia tikriausiai dar ir pasislėpęs gimtadienį, balandžio 20. Užsidega fakelą, užsideda raudus marškinius ir kambaryje vaikų, kokiam nors batutų parke, daro Adolfo gimtadienį švenčia. Tai yra dar ir Stalino gimtadienį, žinokite, nepamirškite. Ir Trumpas dabar ir vėliavas išėmė iš visur, tai galite skelbtis ir švęsti. Ir manau, kad joninių naktį galbūt visai neblogai šitam ministrui. Tik pasiūlymas čia toksai. Galbūt ir nukryžiuoti kokį vieną kitą su jūsų nuomonę nesutampantį žmogų. Čia tik pasiūlymas, kuris dar labiau tikriausiai suskaldytų socialdemokratus. Dar viena naujiena apie mūsų prezidentą išlindusi irgi iš tarpduriaus. Jisai lindo, žiūri, Žemaitaitis pyksta su Širinským tarpdurį ir sako Nausėda, leiskime šiai koalicijai dirbti ir nekreipkime dėmesio. Labai gerai. Šiaip labai gera taktika yra nekreipti dėmesio. Atsimenu, kaip tam buvo mokykloje, vienas berniukas toksai karoliukus turėjo pas mus Kretingalį, įsivaizduoju, vis marozai tas su karoliukais. Pirmam aukšte sėdim lietuvių, žiūrim išeidinėję iš mokyklos
Iš kitos pusės atėjo du marozai, iš kitos pusės du marozai. Vienas neišėjo, neišėjo. Būmi galva. Tas nukrito. Tie pribėgo, pradėjo spardyti. Vienas šokinėja ant galvos. Dar ką nori išstraukti. Net man atrodo, ten vos nesisioti ant jo pradėjo mokyti. Mažiau pro langą žiūrime. Į lentą. Bet mokite vaiką daužo. Nekreipkite dėmesio. Nekreipkite dėmesį, jeigu pamatysite, kad šaudo lūšį žmonės, nekreipkite dėmesį, jeigu pamatysite, kad kerta miškus ir statosi namus, nekreipkite dėmesį, jeigu įvažiuos bent vienas tankas, nekreipkite dėmesį, netrukdykite koalicijai dirbti. Neblaivi vairavusi Eglė Radvilė vežiojo moliūgus mamai. Na, supratau, kaip taip įvyko. Važiavo, ne, moliūgą, čia yra, žinote, Eglė Radvilė, kas yra? Eglė Radvilė yra pelenė. Nuvažiavo į balių, pripiso, kaip tapkė, praleido 12 valandą, kai turėjo su karieta parvažiuoti, žiūri, kur su moliūgu jau važiuoja po 12, užvėlavusi stabdį policijai, sako, kur čia pripisusi moliūgą vairuojate, sako, pas mamą vežu, nekreipkite dėmesio. Tarp Vilniaus arkikatedros požemių lobių 3 karūnus, skeptras ir kitos regalijos. Tai dabar palaukite, tai jeigu aš dabar nueičiau Vytautas Vidutinysis į katedrą, nieks nemato, aš išsikasu prakrapštau ten moliaus sienoje, randu karūną, aš susidedu, aš esu Vytautas Didysis. Ir bibt mane iškrapštys iš tas katedras, nes aš tampu Lietuvos valdovas. Ir ne tik Lietuvos, bet ir dar Baltarusijos ir dar Lenkijos, abiejų tautų respublikos karalius. Norėtumėte, kad aš toks būčiau? Aš norėčiau, bet neišvengtumėm dar vieno prasčioko sukilimo. O prakalbant apie prasčiokus, nustumkime karalių naujienas, dar neaišku, kas bus išrinktas, vis tiek tai reikės kažką karūnuoti. O dabar kelkimės prie elito, prie pagrindinių kandidatų. O dabar trumpa pertraukėlė. Noriu jums pristatyti Seilį. Seilį tai yra mobilioji programėlė, kurios pagalba jūs galite sutaupyti daug pinigų. Daug pinigų sutaupysite, jeigu jūs keliaujate į užsienį ir jums reikia naudotis internetu, skambinti ar atrašinėti žinutes, bet nenorite pirkti kitų kortelių arba prisijunginėti prie kitos šalies interneto ir tinklo. Net 190 šalių veikianti Seilį programėlė padės jums turėti labai gerą ryšį ir internetą. Net 8 regionai. O kaip visą tai padaryti? Pasiemate savo telefoną, parsisiunčiate Seilį programėlę, pasirenkate planą, susimokate už jį ir nusileidę jau kitoje šalyje, jūs iš karto pasijungiate prie kitos šalies ir aptarnaujate savo eSIM-ą. eSIM-as prisideda per telefoną, visos instrukcijos yra appse, taip pat galime pažiūrėti ir šio video aprašyme. O aš turiu nuolaidą, net 15%. Nuolaidos kodas Vytukas suteiks jums 15% nuolaidą bet kuriam planui. Gero pasirinkimo ir neužmirškite, užsienyje tik tai su Seilį. Tik tai su Seilį, Seilį. Daugiau informacijos šio video aprašyme. Ačiū. Elitas. Nuo šalyje per Šeškių koncertus likusi Nijolė Pareigyti kirto. Nėra, kad tos arenos labai pavyko joms. Tokį tarp durį atsistojom. O man tai hui, ne. Čia tas pats, kaip Stonks naitį sudegins tiltų žiūrėti. Ir atsistojęs tarp durį. Aš geriau pavaryčiau. Koks skirtumas, Nijolė? Nėra, kad labai tu tas arenas surinktum, dar irgi vieną. Kad būtų pačiai pavykę. Tai kai pavyks pačiai, tada ir kalbėk mergelė. Va taip pasakysiu. O mes, o gal ir mes, aš turiu bilietus nusipirksi į MAM apdovanojimus. Bet prie paprastų žmonių atsisėdau. Aš nenoriu ten prie to elitų sėdėti, nes ten aš esu girdėjęs, kad vyksta orgijos net ir filmavimo metu po stalais, dėl ko ilgos ir staltiesės. Mantas Stonkus juokino pilnutėlę salę Kaune, bilietai išgrabstyti neįtikėtinai greitai. Kam reikia skelbtis, aš nesuprantu. Pasidžiauk juk vienas pats. Kas tas berniuk? O tas berniukas va kažkoks visai nieko, o tas jau tik tai jau
reklamos jam tik tai reikia. Sakau, šiaip buvau nuėjęs iš tikrųjų ir parašiau ten viename serveryje atsiliepimą, labai juokinga, labai verta nueiti, bet ar verta čia skeltis, juk juokink tyliai. Būtinai čia eiti, paradą dar humoristus organizuokite. Negaliu klausyti. Šiaip, jeigu norit bilietus įsigyti, Bibi gausit, nes ne vienu nebėra jau beveik. Yra gal dar likit 30 bilietų Klaipėdoje ir Šiauliuose. Žinot ką, įdėsiu į savo laidos video aprašymą, eikit, pasižiūrėkit, rasti bilietus tenai. Bus įdomu, eikit, pažiūrėkit. Ai, bet žinai, ką sakė? Sakė, apsauginį kažkokį labai didelį turi. Pasisamdys. Didelį. Inga Stumbrienė apie 20 metrų ūgį trunkančią santuoką. Ne, juokauju. Inga Stumbrienė apie 20 metų trunkančią santuoką sako, lieknos figūros paslaptį ir kodėl sūnų pavadino Viljamu. O kodėl mes negalime tiesiog turėti katedros aikštėje, kaip yra vieną kartą per metus būna ta 3D pasaka, kai viską išpaišo. Aš tiesiog norėčiau, kad virš katedros pagrindinėje aikštėje pakabintų didelį LED ekraną ir transliuotų, ką veikia Inga Stumbrienė, jos vaikai, kad vyktų nuolatinis realybės šou, kaip renkasi visiems mačinančius drabužius, kaip vyras gerai verslą valdo, kaip jo šeima ir vaikučiai yra kokie gražus ir kaip jai pavyksta pasikalbėti su Tatuku Lavonu politiniu. O jeigu taip nepadarysite, aš tada paduosiu su Eligiju Masiuliu kolektyvinį ieškinį, kad jūs pažeidžiat mano kaimiečio teisės ir aš negaliu žinoti apie elitą visko iš pirmų lūpų ir svarbiausioje šalies aikštėje. Taip apsvarstykite gerai dar šitą. Kažkas nusipirko naują vaflinę. Parodykite tą mažajam jokučiui. Žinai, kur susivafliuoti plaukus reikia? Nusipirko naujas gufravimo aparatą kažkas. Arba einant per statybas įgavo gufravimo aparatą. Panašu dabar, kad Mija yra galva šiferiu apsidengusi. Bet, pavyzdžiui, ką Mija į mano šią kritiką atsakytų. Pasirodo, kad aš gyvenu savo minčių šiukšlynę. Savo minčių savartinį Mija aš gyvenu. Šiaip gražiai atrodo Mija. Kaip iš 2.6. Nu, kur bus, kur nebus, papustlūpė. Bentlio vairuotoja, kuri pavadino ir savo mašiną Niki, ir skalbiklį Niki pavadino, ir dukrą Niki pavadino. Čia kaip vienas slaptažodį dėdė ir į Gmailą, ir į Apple, ir į bankų sąskaitą, visur vienodai. Gerai, ką papasakos mums? Kokį čia jau kūrinį sukūrė? Kaip pamiršti? Katinėlį. Ai. Katinė, ar aš galiu šiandieną su draugėm eiti į klubą? Antros pusės. Meilė. Kai pamiršti paslėpti savo antrosios pusės gal daiktus, aš sakyčiau, nesivadina šitas reelsas. Padaryk tokį reelsą. Ai, jau esi padarysi vieną. Pirmiausiai, tai labai nepavydžiu sidabrinius gervės apdovanojimų komisijai, nes, viskas aišku. Gali bet kas balotiruotis į trumpų metrų filmą, ar geriausią trumpų metrų filmo aktorę, Viktorija nugalėtų. Aš galiu viens prie vieno atkartoti, bet tikrai nebus taip gerai. Gelminė, gelmelė. O! Pamiršau, kad aš ne Mantas Tonkus ir čia ne mano žmonelė. Gamta. Kulitaitė jau. Kulitaitė pavirto, išvažiavo į Aziją, pavirto į beždžionę. Beždžionė, labai turtinga beždžionė. Gerai, ką Kulitaitė jau galvoja? Tiesiog pistalt galvą į sieną. Kaip? Sako Agnė, tiesiog pisau galvą į sieną. Kaip? Kaip? Taip, va. Ble, kaip pisau į stalą, ne į sieną.
Dabar dar reikia padaryti, ką į sieną trenkti, ar gali nedaryti. Dar padaryti. Gerai, įsivaizduokite, aš esu Kulitaitė. Palauk, reiktų nusirengti visiškai plikai tada, kad būčiau Kulitaitė. Ar nesirengti? Ko tai jokies gelminin, visą laiką su papai surodo Kulitaitė papus, va taip. Taip, striusikai stovi, va taip. Visą laiką. Tai taip, jūs mergos darote. Gerai, o dabar pisi į sieną kaip Kulitaitė. O, kaip, va taip. Eik tu nahu, kaip pisa į sieną. Kas čia tokia? Rita. Rita. Kur mergelė nusirita. Jeigu būčiau garbanotis, tada kurčiau eilėraštis, bet neturiu cheminių ir... Labai ankstyvo šiandien esu, bet ne dėl to, kad atsikėliau anksti, bet tiesiog dar nemegojau. Labai anksti šį rytą atsikėliau dėl to, kad dar nesimiegojusi. Ir gerai, kad palauk, man tai savo girdis čia. Labai ankstyvo šiandien esu, bet ne dėl to, kad atsikėliau anksti, bet tiesiog dar nemegojau. Labai anksti šiandieną subinė? Ką sako Rita? Labai anksti šiandieną... Labai anksti. Ai, labai ankstyvą šiandien esu be ne dėl to, kas sugalvojau, ne per LT. Aš manau, žinau, kodėl tu visą naktį nemiegojai. Oho, nu tai iš elito jau matau persikėlėme, ne čia jau gamtoj esam, bundančioj gamtoj. Jeigu rasit miške Maibachą, nekelkite į lizdą, jo atgal gali užpulti čičiundrą su saugusiais antakiais. Nu, mačiau vieną video, naują lietuvišką animacinį filmuką. Maibachas ir šokolado fabrikas. Kakė makė, jo. Oi, blėdė, o jis skanuoja gardų. Labai norėčiau, kad laivą dar padarytų. Bet gėlės žiedo pražydimas, kur būtų, žinai, su garsu ASMR. Nes ne viskas matėsi. Na ką štai mes su Giedre geriausiam gimtadienį Šilutėje? Nabagai man. Wow, geriausias gimtadienis Šilutėje. Geriausias gimtadienis Šilutėje. Taip atrodydavo mano 9 klasės balė iš tikrųjų. Tik tai žmonių daugiau būdavo, valgyt būdavo, atsigert būdavo ir šokdavom. Ir nebūdavo nei vieno, kuris save filmuodavo kaip šiką į triusikus. Eik, tu savo, kiek daug yra gyvūnų iškritusių. Nu, ką tu, vadinasi, video? Išpradinčiau aš jūs visus, pohui vaušia, žiūrėk. Nausėda, tau. Antrai, žiūrėk mano papus, o aš tau žiūrėsiu bombas, na, į tavo akis, kai įsprogs tavo hatą, kur apydarėtų. Ir tavo, o ką aš neturiu, aš nei bombų, nei nieko, bet tu paėmė, žinai, iš turkijos ir pasiėmė kokią vieną kitą bombą. Ar jūs girdėjote, kaip ir aš sakomu prezidentui, ir nieks nieko nereaguoja į šitos? O ką tu, Gitana, žiūri šitą reelsą, o ką tu, nekreipkime dėmesio. Pizdačiai yra. Ta prasme, tai aš galiu dabar irgi sakyti, kad susprogdinsiu ir daryti laivą, galiu susprogdinti, ką noriu. Nes nekreipkime dėmesio, viskas. Nekreipkime dėmesio politiką. Man jau biški nebejauku darosi, iš tikrųjų tokia vieto šou būdavo anksčiau, taip juokdavomės, Vilkienį, Subinį žiūrėdavome, o dabar jau čia sprogdina, jau bus geriau, gerai. Oho, koks žiedas. Labą dieną, mano kaimynė Regina neatiduoda pidisoko. Galite jūs ją prakeikti, nes jau nebegaliu. Nijolė 456 rašo komentarą. Taro akis burėja. Pažiūrėkime, kaip jinai sureagavo į šį prašymą. O jinai sureagavo taip. Nijolė rašo. Labadiena, mano kaimynė Regina neatiduoda
Pidisoko. Bet kaip juokiasi, kaip tikra ragana. Aš jau matau obalį pasiėmusi šitos neguolės. Na, atiduoda Pidisoko žiedas. Kaip norėčiau, kad mažų rūbų verslininkė matytų visą šitą garsiai. Tu nematai, tau reikėtų ausytis irgi dėti, ausinytis. Gerai, žiūrime. Oi, atsiprašau, Nijolė. Tas žodis Pidisoko tiesiog labai kažkaip... Surezonavo žodis Pidisokas, nes pati visai neseniai pisisi Pidisoką yra. Kad kortą geriau kristų. O, tai kaip pakėlė. Galit jūs ją prakeikti, nes jau nebegaliu. Atsiprašau, ačiū, kad jūs mane sujuokinote, bet aš suprantu, jeigu jūs iš tikrųjų taip labai nervinatės, tai dabar rimtai. Taip. Žiūrėkite. Gerai. Šiaip sau aš neimsiu ir nieko neprakeiksiu. Šiaip sau. Bet jeigu jūs norite pas mane užsakyti ritualą negatyvo gražinimui atgal tiems, kas jį siuntė, tai tą galima padaryti. Negatyvo atgals gražinimo tiems, kas jį siuntė. Tu įsivaizduoji, kiek negatyvo gražinimo atgal tiems, kas jį siuntė, jeigu visi mokėtų. Nereikia mums teltonikos. Mums nereikia nieko, mes palei sieną išstatom raganius ir siunčiam atgal negatyvą į Rusijos pusę. Ir niekada niekada, visada mes būsim never again, kaip sakė. Tie, kur yra čia nupaišytis logotipas. Įsivaizduoji, bet gali panaudoti ir prieš jūs negatyvą, nes aš siunčiau nuo kiekvienos laidos paskutinis kokius 10 laidų pirmą naujieną siunčiami negatyvą. Kaip pareis atgal, jeigu nusisamdys jisai šitą patarėją į Seimą. Įsivaizduoji, galėtų būti Seimo kultūros ministrė, kuris siūstų atgal negatyvą. Bet jūs tada turite rašyti man asmeniškai, profilyje yra mano kontaktai, elektroninis paštas, YouTube kanalas. Prašau atrasti elektroninį paštą, YouTube kanalą ir telefono numerį. Aš noriu užsakyti negatyvo siuntimo kursus visiems interneto komentatoriams, kurie negražiai rašo apie Vytautą Vidutinį. Sporto naujienas. Lietuvė tapo Uzbekistano futbolo rinktinės trenerė. O papa, čia tai pasiekimus. Uzbekistano futbolo rinktinės trenerė. Va, o sako, kad mūsų futbolas nieko ir nenaina. Nu ir kas, kad neturim stadionų, nu ir kas, kad neturim nei vieno normalaus tarptautinio turnyro pasiekimo didelio. Nu ir kas, kad vyrų rinktinė nelaimi prieš Šri Lankos dramblių dresuotojus. Nu ir kas, užtat mūsų moteris treniruoja Uzbekistano futbolo rinktinės trenerį. Ir spėkit, kaip vyksta stovykla. Taip, taip. O šiuo metu visa Uzbekistano rinktinė kaip tik stovyklauja Lietuvoje, kur užsiema pavėžėjų paslaugomis, perpranta lietuviškusius derinius gatvių ir jau greitai žengs į aikštelę ir bandys nugalėti ne vieną kitą Stano komandą. Stano komanda, Turkmenistano komanda. Stano kodėl neturi savo? Jeigu Stano turėtų savo valstybę, Delfistanas būtų. O, koksai sportininkas, Remigijus Janeliūnas. Čia iš tų, kur labai įsižeidžia, jeigu apie jūs pašneki kažką. Kas nešokinės, tas pidaras su šitais apsidėjęs, kedais dainavo šitas Trumpo klubo prezidentos įkūrėjas. Žinote, apie ką aš šneku? Žuvų pardavėjų Krušlys. Nu kągi. 1, 2, 3. Šiaip kaip labai neblogą figūrą virko, kaip iš tokių sportbačių šokinėjimų. Petras per mažai šokinėjo, arba Petras šokinėjo su jais, nes mėgsta būti tarp tokių gražių vyrukų. Man atrodo, aš esu matęs tik tokią daro laivą šitą treniruotę, tai galite nusipirkti kedus ir šokinėti. Tik atsargiai, kad lubus nebūtų tokių žemus kaip Astonkų Rusija. O jau pristato namus, o jau kaip šikno jaučiuosi čia. Kita naujiena. Oho, labai daug gamtos šiandieną yra pridėta. O, Kung Fu, Lauta Jaguaro asociacija. Laukiu pasiūlymų.
Iškart galiu pasakyti, muzika labai neagresyviai skamba, kaip palyginus su video turiniu. Atrodo, kad kažkas nufilmavo iš savo doorbell kameros, kuris gyvenusi vaizdu į jūrą, kaip prie jo namų atėjo žmogus, kuris sakė, surinksiu 10 000 laikų ir supisiu lančiaką į jo namus. Labai primena tokio tipažo žmogų. Jaguarai, tau didžiausia sėkmės ir linkiu kuo greičiau pasiekti juodą diržą ne tik tai sporte, bet ir akademinėme pasaulyje. Reklama. Jautriausias momentas. Atsisveikinimas su Tupperware. Kas yra Tupperware? Ką jie daro, pardavinėja, kažkokis jaučia? Tupperware? O kas yra Tupperware? Indai, plastikiniai. Plastikiniai indai ir čia yra tinklinis marketingas, ne? Ne, čia investicinė galimybė. Čia yra tinklinis marketingas. Čia nėra investicinis. Mano šeima viską prapiso per tą tinklinį marketingą. Tu man aiškink, kad čia yra investicija. Baba atėjo, nusipirko masažuojamąją kėdę. Sėdi, radom negyvą, nes nežinojo, kaip išsimokėti paskolos. Nusipirko kaimynai Tupperware. Fūra pilna. Neišpardavė, spėk kur vyras. Pakabintas ant kalėdinės eglutės. Bet jeigu atsirastum du žmonės, kurie... Ne! Čia yra skemas! Tupperware visokie, Mary Kay visokie, Herbalife'as. Sako, oi, Vytautai, jūs imkite, parduokite šitą žolelių gėrimą, šiksite kaladėm, galėsite ir išsišikti, ir kurianti paskui Herbalife'o briketais. Nueini, padarai, parduodi, ateina blėt su antstoliais jau. Prašome atiduoti savo namus, nes jūs neišmokėjote ir nepardavėte viso savo šūdo, kurį mes pardavinėjame. Bagutyriai, miesto vaikai, mes galvojate, nenorime kaime gyventi, mes galvojate, nenorime pardavinėti. Kas mums nieks nepasako, kad niekam nereikia, tu nereikia šūdo. Einu, kaip debilas su tuo katalogu, atsimenu, vaikščioju, pas močiutės, pas babas, tetas, visiems bandau prastumti, pats prapisau visus turtus ir dar šeimą prapisau. Bet tik dėl to, kad esam prasti marketingistai, ne šiaip tai galimybės, va tokius yra. Tai jeigu žiūrite dabar advokatų kontorą, tai nekreipkite dėmesio, kaip sako Gitanas. Čia tik humoristinis turinys. Taip? Слушаю. Да, понимаю. Ar jūs norite savo šeimai sukurti ateitį, pirkite tinklinio marketingo prekes, įtraukite visą savo giminę į tinklinį marketingą ir net nepajausite, kaip laimėsite kelionę į Barceloną su Wizz Air už 35 eurus bilietą. Да, я сделал. Да, хочу жить, да. Mary Kay тоже? Хорошо. Na ir žinoma, jeigu reikia jums labai gerų makiažų, irgi pirkite viską. Блядь, кашир. Klausau? Да, говорю. Tupperware? Что это Tupperware? Ай, бэнг-бэнг, да, я понимаю. Расстреляй. Спасибо. Indų yra labai gerų tokių plastikinių, jeigu dar norite nusipirkti ir parduokite savo giminaičiams. Einam prie kitus naujienas, nes įsivėliau biškai. Orai! Dėmesio. Didžiąją dalį Europos užgulė anticiklonas Betė. Lietuvai prognozė dėl žiemiškų orų sugrįžimo. Dėmesio. Didžiąją Lietuvos dalį užgulė
mūsų ciklonas Beata Nikolson. Laukiami skanių receptų antplūdis. Viso gero Lietuvą. Brigita įkėlė į... Kaip man patinka tokius nepopuliarius iš tikrųjų. Įžvalgo 148 laikai. Mūsų diena, pergalė mums ranka pasiekiama. Labai panašiai aš šoku. Iš tikrųjų, nuėjęs į miesto šventės ir nuvažiavęs į Modern Talking koncertą, lygiai taip pat. Čia yra tipinis vakarų Lietuvos miestelio mažiau negu 2000 gyventojų šokis Kilsis. Ir Drevernoje taip yra šokama, ir Kintuose yra taip šokama, ir Šilalėje yra taip pat šokama, nors gyvena daug žmonių. Na ir žinoma, yra taip šokama Nemuno aušros susirinkimuose. Kągi, viso gero Lietuvą, mes atsisveikiname su jumis. Šiandien tiek tokių naujienų te buvo. Eikite į visokius renginius, kur Mantas Stonkus pasirodo. Ir taip pat keliaukite po pasaulį ir neužmirškite seilį. Ate, iki pasimatymo kitą savaitę. Ačiū už dovanas, ačiū už dėmesį. Like, share ir paspauskite tą supistą subscribe mygtuką bent vieną kartą.